Pareigūnai sako, kad ekspertų išvados tik pirminės, kol kas atliktas tik palaikų skrodimas. Kiti laboratoriniai tyrimai dar atliekami. Tai mirties priežastis, kiek mus informavo Kauno apygardos prokuratūra, kuri būtent organizuoja ikiteisminį tyrimą šioje byloje. Tai pirminė mirties priežastis yra prigėrimas vandenyje. Tačiau tai negalima daryti kategoriškos išvados, kad būtent mirtis buvo susijusi su išoriniu smurtu. Tokių duomenų iš tikrųjų nėra. Prokurorai sako, kad kol kas neaišku, ar Andrius Ūsas prieš mirtį vartojo alkoholį ar kokių nors vaistų. Pasak neaiškias mirties aplinkybės bandančių išsiaiškinti pareigūnų, Ūsas nuo vairuoto motociklo vandens pilname griovyje nenukrito, o nulipo pats. Kaip jie bando atkurti ikiteisminio tyrimo metu įvykio aplinkybės, jų nuomonė vis tik tai tokio kritimo nebuvo. Pilnai tikėtina, kad jisai įvažiavo į tą vandens telkinį ir tada nulipo, nes kai kurie išoriniai požymiai būtent tą rodo, nulipo ir po to suklupo turbūt ir pilnai tikėtina, kad galėjo būti tam tikrų problemų su sveikata. Daugiau žinių apie Ūso žūtį prokurorai sako gausia, kai ekspertai atliks visus tyrimus. Naujai paskirtas generalinis prokuroras žada informuoti visuomenę apie vadinamųjų Kauno bylų eigą ir asmeniškai prižiūrėti jų tyrimą. Tikrai informuota bus visuomenė apie bylos eigą. Suprantama, asmeniškai prižiūrėsiu ikiteisminio tyrimo kontrolę šių bylų ir tikrinsiu tyrimo krypčių pagristumą šiuose bylose. Anot prokurorų, Andrius Ūsas žuvo viešėdamas draugų sodyboje. Iš jos išvažiavo pasivažinėti neseniai įsigytų keturračių motociklu. Jį vairavo ne pirmą kartą, tačiau mirties dieną pasirinko naują maršrutą. Po kelių valandų mergaitės tvirkinimu kaltinamas kaunietis aptiktas negyvas Alytaus rajone Eigirdonių kaime. Jo kūną griovyje su vandeniu šalia veikiančio keturračio rado vietos gyventojas. Donatas Tundis, Vaidas Greičiūnas, LNK žinios Vilnius.